Jau tada, kai gimė Freja, žinojau, kad esi ypatingas vaikas. Ir niekada negalvojau, kad mes praeisim tokio ilgą, sudėtingą ir pilną iššūkių kelią. Tai ką aš tau noriu palinkėti, kad laikytum tvirtai savo svajonę delne, kad siektum, kad eitum tik tai tą linkmę, ką esi užsibrėžus, kad tau viskas sektųsi ir kad tave suptų tik tai geri žmonės, kad tau būtų viskas taip, kaip nori to. Freją pažįstu nuo pat pradinių klasių. Ji visada pasižymėdavo savo nuoširdumu, užburiančiu optimizmu bei paprastumu. Su ja visada lengva ir paprasta bendrauti, įdomu bendrauti. Ji yra tikra scenos žvaigždė, spinduliuojanti savo talentą bei charizmą. Freja Gineitytė viena iš talentingiausių Lietuvos jaunųjų atlikėjų, kuri nekartą dalyvavo mūsų organizuojamame tarptautinėme jaunųjų vokalistų festivalyje konkurse Baltijos balsas, angliškai Baltic Voice, į kurį susirenka talentingiausi atlikėjai net iš 19, kartais 20 šalių. Freja mūsų festivalyje pelnė reikšmingus laimėjimus, tokius kaip 2020 metais buvo išrinkta į geriausių atlikėjų trejetuką, pelnė Grand Prix bronzą. Todėl norėčiau Frejai palinkėti sėkmės tolimesnėje jos dainininkės karjeroje ir kūryboje. Labas, Freja, tau. Džiaugiuosi, kad toks talentas gyvena. Džiaugiasi gyvenimu mūsų krašte, švyti, kas svarbiausia, ir be galo gražiai dainuoja. Tad Freja, sveikinimai tau su visais apdovanojimais. Tai Freja, kaip muzikantas muzikantui, tau linkiu gerai gyventi iš to, ką darai ir tiesiog savo tėvelius išlydėti kokius Bahamus, o pati į koncertus. Tad gyvenk ir žvenk. Žinot, koks yra svarbiausias dalykas, norint padaryti tai, ką tu iš tikrųjų norint pasiekti savo svajonę. Pats pagrindinis dalykas yra norėti ir tikėti tuo, ką tu darai. Nesvarbu, kad nesigauna, nesvarbu, kad darai klaidas, nesvarbu, kad kažkas tai kažkur tau kiša pagalius į ratus. Jeigu tu iš tikrųjų labai norėsi, tu gali absoliutiškai viską padaryti. Ir toks žmogus yra Freja. Aš iš tiesų labai džiaugiuosi susipažinusi su ją. Nors jinai ir yra jauna asmenybė, bet tas entuziazmas ir tas noras padaryti kažką tais daugiau, kažką tais kitaip, kažką tais tokio, kad paliktum savo mažytį taškelį visam pasaulyje, visatoje, o kad ir mūsų Lietuvoje. Kažkada aš tikėjau ir norėjau būti žmogumi ant didžiosios Lietuvos scenos. Aš tą padariau. Šiandien aš tikiu ir noriu, kad to žmogumi taptų Freja.